Noriu papasakoti apie CPAP, miego apnėjai skirtą gydyti aparatą AirSense 10. Aparatas skirtas gydyti miego apnėjai, tai yra aparatas vieno slėgio terapijos, tai vadinasi, kada jūs turite nutitruotą terapinį slėgį, čia nusistatome mes jį ir pūs vieną terapinį slėgį visą naktį. Tai yra CPAP terapija, vieno slėgio terapija. Aparatas komplektuojamas su paprastu kontūru ir be drėkintuvo. Galima visada nusipirkti drėkintuvą, jeigu yra poreikis, tuomet ištraukiame nugarėlę ir statome drėkintuvą. Kada mes nusipirkome drėkintuvą, svarbu prižiūrėti yra vandens lygį. Ištraukiamas drėkintuvas, užkišami pirštukai, įsipilam griežtai distiliuotą vandenuką, pilame iki maksimalios ribos ir prižiūrime, kad jo visada būtų. Visi prietaisai turi SD korteles, kuriuose įsirašo jūsų terapija. Kortelė ištraukiama paspaudus, kada įstatome ją atgal, lygiai taip pat paspaudžiame ir uždarome. Prietaisas turi filtriukus, kuriuos reikia keisti kas 3 mėnesius. Jisai turi būti baltas, gražus, švarus. Kada jisai yra pilkas, jį turime pakeisti nauju.